97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. RS2. Visada žingeidiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Ir Julio šiandien vėl nebus. Aik tu. Nebus jo. Sveiki. Labą dieną. Labą. Svarbu, mes esam. Šią prieššventinę dieną. Tu šventė tokia, žinai. Bet vis tiek šventė. Bet tą girdė, šventė tai šventė, bet šventinių tų dienų neįpuol. Eilinis savaitgalis. Ką čia eilinis? Tai va būtent. Galėtų būti pirmą, pavyzdžiui, ketvirtadienis, antrą penktadienis. Ir 4 dienas išeiginių turim. Tada jau. O dabar girdi prieš šventinę dieną. Bet žinok, kūčias bus už tą trečiadienį šiemet. 24. Galės makučiavoti. Po to tada ketvirtadienis, penktadienis jau. Kalėdas ir vėl kalėdas. Tada žiūrėk vėl Velykas. Žiūrė jau 2 metai praėjo. Girdai, tada žiūri, supranti, šeštadienį, sekmadienį vienas namuose tradiciškai. O Jėzau, nebegaliu žiūrėti aš to filmą jau. Čia kaip Gulbežeras. Aš žinok, jau visai smagiai aš pasižiūriu. Man jau aš jau nebegaliu žiūrėti, man jau tiek mintinai viską žinai. Smagiai pažiūriu, jeigu būnu geroj kondicijai. Man daugiau patinka tas filmas, žinai, kur yra kažkaip, kur su lėktuvu net ten nuskrenda. Pirtyje kažkas ten... Tai čia tas sovietinis. Likimo ironija. Likimo ironija. Man tas labiau patinka. Čia tas... Čia klasika, ne, tai čia, žinai, čia. Tai ką, einam prie... paplepėjimų. Einam prie valgymo. Žinokit, šiandien valgysim. Ką valgysim, sužinosit vėliau, o valgysim šiandien koldūnus. Ir koldūnai yra 3 netgi rūšių. Vieni tokie labai tokie panašus į gruziniškus, to žinai, sakartveliškus, armėniškus. O koldūnai neatsipelinų dydžių? Čia hinkaliai vadinasi jo, bet iš tikrųjų čia koldūnai yra. Tai bus ten ir su vištiena, ir su varškytė, ir su mėsytė. Aš noriu gražulę. Koldūnų. Aš maniau gražulę. O aš tai galiu pasakyti savo pageidavimą. Su šitą, su kultūros ministro makaronais. O aš norėčiau, kad gultuką kas nuvalytų, kad šlaps nebūtų. Tu jautė, Audriu, kad Zita nuo pat ryto su pageidavimais. Kažkaip repetuoji kažką jau. Ryškiai. Sąrašą sudarinėjau. Tai gultuką nuvalykit, tai paguldykit mane, tai apverskit. Pavartykit. Tai dar apkamšykit, apklostykit. Tai koldūnoje, ne? Tai gal į mygtuką jau šildymą neberandi, irgi reikės įjungti gultuką. Matyti, užtrumpina ten vanduo. Aš galvoju, kada atskris balionas tas iš Šiaulius. Bet tai kaip mes negeroj vietoje gyvenam, blemba, nedaskrend iki mūsų. Matai, jie per silpni balionai, kai iki Šiaulių datrauktų. Ne, ten, matai, yra ten, padaryti mechanizmai tokie. Aš taip įsivaizduoju, kad ten vis tiek, žinai, giminaičiai sveikint giminaičius, ten, žinai, sveikinimai skrend. Tai kaip, jeigu tau į kiemą nusileidži, tai faktas, kad tau linkėjimai atėjo. Galėtų linkėjimus, mums čia kokius atsiųsta, negantų. Taip. Baltarusiškos kokios garilkas, ten ukrainietiška garilka. Tai čia, kai sako, neįsijaus, čia tik cigaretės tesiunčiu, tie per sunkus objektai. Tai mums daug nereikia, porą dėžyčių, tegu viskas, Ir plastikinius buteliukus išpilstė. Čia jūs juokaujat, žvengiat nuo generalinę prokurorę Grunskienę. Jinai sako taip, apie balionų su cigaretėm. Baisiai susirūpinus. Sako, mūsų tikslas yra nustatyti, kad tai yra organizuota veikla. Nes generaliniai prokuratūrai dar neaišku. Visiems aišku yra. Vienu žodžiu, vieni kažkas paleidinėja tos balionus, o čia kiti galbūt kažkas susirinks. Sveikinimai. Kokia čia tavo organizuota veikla? Kaimynas sveikina. Į kiemą nusileidži cigaretės, tai kaimynai, matai, ryšys yra sutrikęs, neperspėja iš anksto, kad pas tave linkėjimai ateis. Vilnius visiškai kvanktelės yra, žinai. Aš skaitau šiandien LRT, žinai, portalą. Ten Vilniečiai pradėjo skambinti vakare, žinai, policijai, kad balionai su cigaretėm nusileido, žinai. Mėtos dėžė, žinai. Bet tai namų kiemus. Skambin, kvieč policiją, kad balionas tau į kiemą nusileido. Aš nesuprantu,
čia... Kur ir, nu, Aš nesuprantu, Šiauliuose tai čia būtų neškis Jėzaus. namo į visą. Dingtų balionsi. Susirinka meni, ką vietinė ten kiemo neškis chebra. namo, jeigu tavo į kiemą nusileido. Kies Nu. pas tavai į kiemą nusileido, tas tavo Tas tavo ir yra. Tiek, nu. Susirinka vietinė, pavyzdžiui, tarp dviejų daugiabučių, sakykime, nusileis balionsą, ne į kiemą. O Jėzau, Pasidalina. Nu, tai kad ten pasidalina po Tu pakelį vietiniai šiais. susirinka, čirkš, nu Nu, tau bloks, man bloks. Išimts iki teisminių iš karto. Tu net nepamatysi, kur ten tie Eik tik tai draugiškai kaimynai susėsi su rūkys ant Esmė karto. tame supranti, kad, reiškia, žmonės pranešė policijai. Nu, LRT rašė. Rastos dėžės su galimai kontrabandiniam cigaretėm, nes Nu, jiem irgi jie neaišku, irgi dar čia- neaišku. Nu, ne. nes nors patys rašė, kad, supranti, be banderolių, baltarusiškas, bet galimai kontrabandinis. Ne, dabar jie bandys naršyti muitinės deklaraciją, žinai, o gal kas, pavyzdžiui, uždeklaravo, taip. žinai, krovinį, kad skris, toks krovinys gal čia uždeklaruos. legalu. Nu, čia Ir negali netgi, pasakyti, pavyzdžiui, jie- mokesčiai gal sumokėti Gal yra. koks muitininkas užsideklaravo. Nu, Kalėdinio dovano. Nu, čia teisingai aišku. rašo, galimai, nes dar jo, neįsiaiškina iki galo. neįsiaiškina, reikia deklaracijas pakilnut, o gal, pavyzdžiui, yra sumokėti mokesčiai visą kitą, o tu čia pasakysi, kad nelegalu dabar, nu. Nu, ne, čia jau, kai akivaizdžiau nebūna, žinai. Nu. Supranti, va. Nu, čia tau man akivaizdu, o ten, kas sėdi viršūnėlėse, tai jiem Tai va. labai nekivaizdu. Ir mes va čia kenčiam kažkaip, tai Šiauliai kenč, nes balionai neatskrend, o, pavyzdžiui, toks Mitals, atsimenat Laisvės partiją? Jo. Tai jis dabar Vilniaus vicemers. Nu, Matai, skrydžiai biškį sutrika, jis užstriga Kopenhagai. nu va. Ir rašo, supranti, nu bet čia Laisvės partija. Laisvai rašo. Mitalas pažėrė kritikos valdžiai, tylių subinę suraukę. O, Jėzus. Supranti, aš galvoju, nu, Mitalai, tau, nu, vis tiek tą subinę galvoj. Nu, kažkaip, supranti. Nu, vis tiek subinės galvoj ir tu nieko neišmuši, Tai žinai. svarbiausia, suraukusias ar nesuraukusias. Nu, ir tu neišmuši iš jų Nu, blogai, kai galvų surauktas. subinių, žinai. Eik tu, na. Supranti, bet esmė tame dar bet kad suraukta, va, būtų kažkaip, atpalaiduota. nu, Da, būtų Sakė, man- atpalaiduokit užpakalį. Kas čia yra, blemba? Kas yra, nu, aš Kopenhagui vargstu. Nebijokit, aš toli. Nu, geriau tu, Mitalai, paklaus, ką tavo aušrinė veikia Afrikoje. Nu, jam. Čia Ten, kur mokesčių inspekcijos nėra. Nu. Ten džiunglėse kažką veik daro. Tai ką, einam kolduniukų Nu. pažiūrėti. Kolduniukai turėtų būti skanus, žinau. Neverkit, ir Šiaulius ne tik balionai neskrend, bet lėktuvai irgi. Civiliniai. RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visada širdį jauniem. Aha, sveiki dar kartą, nu, Labą. koldūnai jau ten verda, kepa. Jo, čia, žinok, jos biskį apvirsim, o po to kepsim. Vo, va, nu tai toks iki bus vakaro gal kaip super. Nu, iki vakaro gal sulauksim jo. Nu tai kaip, va, supranti, kalbėjom apie balionus, apie lėktuvus, bet tie kontrabandiniai balionai, žinai, jie sužadint aktyvumą, Nu, tai fantaziją taip, žmonių, aišku, aktyvumą. jo. Va Šiaulių mers teisėms, Nu, dėl ten A. korupcinių tų visokių kažkokių. reikalų. Suprantis, labai nuliūda nusteba, kai iš Šiaulius neatskrent civiliniai lėktuvai. Nu, tai dabar Nu, o- bet tai, žinai, irgi dabar nukreipini į Rygą, ten kažką į Vieną Varšuvą. lėktuvą į Rygą. Šiaulius nu. pasiūstų. Nu, tai va, nu. Nu, bet tai kur tu buvai anksčiau? Nu, girdi. Tai kaip į Šiaulius lėktuvai skris, jeigu Barbora bėgi Šiaulių? Tai va, supranti, nėra čia ko stebėtis, kai iš Šiaulius neatskrent civiliniai lėktuvai. Net Barbora, ta, kur išvežiodavo maistą, ten prekė, A, žinai, ja. šiauliečiam į namus, Nu, į tą bėgi iš Šiaulių. Sakė viskas. Vat šiandien paskutinė diena, berods. Darbą, ne? Nu. Da galit užsisakyti dar. Nu, da galit spėti. Skambinam grėtį, nes nenusipirkom. Tiksliai prie koldūnų. Prie lapės, kad privežtų. Suprantate, ta Maksiminė Barbora čia važinė po Šiaulius ir dabar pranešė, kad bėgi iš Šiaulių ir iš Panevėžio. Ir dabar klausykitės atidžiai apie Įdomiausia vieta. šviečiančius į kylančius Šiaulius. Reiškia,
Nu, ta prasme, saka, bėgam iš Šiaulių ir Panevėžio, siekiame sutelkti išteklius į tolesnį paslaugų tobulinimą bei plėtrą didžiuosiuose šalies miestuose. Didžiuosiuose. Ir išvardink kokiuose. Nu. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė ir Alytus. Tai jau Panevėžys su Šiauliais viskas išlėkė, Nebedidėja. Marijampolė ir Alytus jau Nebedidėja. atsistoja. Nu, bet čia yra signalas, rimts, nu, tai mes norim. Nuo šiol 5 didieji miestai Lietuvoje yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė ir Alytus. Nu, 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 tai, taip. balbėriškai. palei Barborą tai taip išeit. Nu, bet tai, vat, ko mes norim, verkiam čia, klaupiamės ant kelių, čepsim, žinai, kad atskristų civiliniai lėktuvai, rankų nepajuda. Jeigu Barbora išvažiuoja iš miesto. Girdai, į kaimą, nuo kada lėktuvai skraido. Ai, man tai tarp Neturime. kitko, tuo Šiaulių oro uosto direktorės interviu patiko. Kaip jinai pasakė, saka, saka, galim priimti, tik neskriskit iš karto 2. Nu tai taip mes nesam. Kas ką kelis yra pas mums tas nusileidimą labai ilgs, galim priimti kažin Žino- kokią lėktuvą, bet žmonių aptarnaujančių nėra. Jo. Saka, žinokit, saka, nu, jūs galite atskristi, bet saka, žinokit, jau tik tais nedaug, tik tai gal vienas per mėnesį ar tam. Nu, tai va. Tai Per čia, mėnesį. Nu, gal per savaitę. aš kai tik įsijungiu teleką apie balionus. Nu, dar, žinai, vat, man patika, va, ta tema yra apie buvusias ministrės Šakalienės rankinuką. Ai, Ar adjutants nešė juos rankinuką, ar ne Ar juos sabat rankinuką? nešęs? Nu. Va čia yra Nu kriminalas. tai rimtai, ne? o gal, Jo, pažiūrėjau, jo, jūs ten jo. savo Yra rankinuką tema. nešė, kas ten žino? Va čia yra jėga, supranti, visą Lietuvą atsigulus vakariais, va, tai kieno rankinuką nešė Ir adjutants. dar ne tik tai, žinok, dar ten kvestionuoja, sako, o Jėzau, koks pažeminims karininkui. Juk tas adjutants tai turi ten jau karininko laipsnį. Majors. Nu, tai sako, Nu jau koks majors, o tai čia jau- Sako, jau- pažeminims, koks, supranti, nešioja rankinuką dabar, supranti, ministrai. Nu. Nu tai... O iš O ką ta tikrųjų- ministrė ten rankas Bet užlaužė iš jam? tikrųjų, liepinės? tai, nu, čia yra tokie klėdesiai. Aš mačiau tas nuotraukas, ten tikrai ne tos Šakalienės rankinukas. Nu, Sakai, tokį pigaus nenešios. Ne, ten kamufliažinis kažkokia ten didelė dėtuvė. tokia ten- rankinė tokia, Ten nu. gal granatą sudėta, žinai, gal kas nori, žinai, ten, gal pistolėts koks. Nu tai matai, kaip pas tos didžiuosius lyderius, tai nešioja tokį išlankstomą, neperšaunamą skydą, asmens sargybiniai, kur reikalui esant jis tenai gražiai išsilanksta ten iš 3-4 dalių ir jie prisidengia. Yra dar kietesnis daiktas, kurį nešioja paskui vadus. Tas Ai, nu tai lagaminėlis su Nu, mygtukais. su mygtuku. Bet mes mygtuką, jeigu turim, tai tik tai vieną unitazą. Paspaudžia, tai ramu. Ir viskas, ir Nu, nubėga ne, viskas. ačiū Dievui. Nes Nu, tų tai- raketinių tai neturim. Aš kaip ryte siūlau eiti prie rimtesnių temų, nei ministrių rankinukai, arba ten mūsų mera ten teismai tie tokie. Ai, jau kalbėjom. Nu, Ką jau čia? va, pavyzdžiui, skaitau, regitros egzaminą teorijos Nu, neišlaika net instruktoriai. Klausimai pasenę, atsakymai neteisingi. nu, Nu tai va, tai apie ką... Tai aš ir sakau, kaip čia dabar tie eina skaityk laikyti tą teoriją ir būn, kad žmonės, nu, po 3-4 kartus neišlaiko. Nu, istorija, va, pavyzdžiui, Šiaip realiai nėra buvę taip. Konkrečiai, vairavimo instruktorė Olga, O, nu čia Vilniuje matyt, nu. turinti visas kategorijas vairuotojo, tai, nu, reiškia, vilkiką gali vairuoti, Nu jo, traktorių, tai- ką nori, žinai, ta prasme. Arba iš Visagino, Olga. Bet instruktoriai privalo kas 5 metus laikyti teorijos Teoriją. egzaminą. Jinai neišlaikė. Mhm. Ir jinai čia ir pasakoja, kad, sako, klausimai yra tokių nesąmonių, atsakymai dar keistesni, žinai. Tai ačiū Dievui, kad nors vienas instruktorius atrado ir pradėjo šnekėti. Bet čia yra paslėpta paslaptis. Ne, čia, žinai, Čia regitros pelningumo paslaptis Nu. paslėpta. Nu. bet, žinai, čia gaunas, va, dabar, kai, žinai, saka, ar organizuots nusikalstamums, žinai, ten požymiai. Čia, sakyčiau, jau konkrečiai organizuots nusikalstamums. Kai sako, nu, žinai, sudara klausimus tokius, kad kuo daugiau eitum laikyti, nes jeigu tu išmoksti teisingai atsakai, o realiai tau rodo neteisingai, nu kaip kitaip pavadinsi, Antrą organizuot. kartą vėl susimoki Nu, tai, pinigėlius, nu. tai čia, kai sako, organizuots nusikalstamums pasidaryti Bet pelną. ta Olga, ta instruktorė, jinai įrodė,
kad dėl ko jinai neišlaikė ten vieną Jo. klausimą. Ir jinai įrodė, kad yra pačiam klausime blogai. Tai, nu, taip. Bet jai vis tiek to egzamino neužskaitė ir pasiūlė atgal grąžinti į pinigus 10 eurų 60 centų. Nu taip, o eiliniai tokie Bet neužskaitė. eini mokšaibas pakartotinai laikydami. Taip, nu tai ne po vieną, ne O po tai 2 kartus. 10 pasiūlė gražinti, o kiek jie sumokėjo? Nu, čia yra, suprantite, eiliniai regitros darbuotojai, kuo jie kalti, žinai, bet čia iš vadų pareina sistema. Reiškia, o paskui pelną, žinai, kiek Audrių uždirba pelną, va, regitrą pernai. Nu. Grynoje, tai nu, atskaičius jau mokesčius, viską, žinai, taip, jau, 5 milijonus su trupučiu. Oba. O čia tai pelningums. Normaliai. Įstatinis kapital 17 milijonų, reiškia, koks pelningums yra per metus 30%. Tai registrą atsipirka jau seniai. Nu. Ir paskui mokas premijas, va, pavyzdžiui, išsimok premijas. Vidutinis atlyginimas premijų mėnesį yra 4200. O. Ką jūs norit? O mes tik Normaliai. koldūnus galim valgyti. Nu jo. O 600 darbuotojų čia yra. Nu tai irgi normaliai. Per Lietuvą, nu. O. Tai įsivaizduoju, Nu, kaip tai- gyvent, hebra. Ir dar paskui 5 milijonus gryną pelną uždirba. Ne, 600 darbuotojų. Nu kas tas yra per visą Lietuvą užtatinės prie egzaminų klausimų paruošti normaliai? Tai va, sistema yra aiški, žinai, ta prasme, parengi prastus klausimus, kad daugiau neišlaikytų ir tada eini ir moki šaibas pakartotinai. Nu tai jo, viskas. žiūrėk, nauji vadovėliai matematikos irgi. Nu tai čia... Oi, Nu, man atrodo, koldūnais vėl. Žiauru. Einam žiūrėti. RS2. RS2. - 97,8 FM. Visada nuotaikingiems. Šiaulių radijas. Kažkokią labai vaisingą dieną, aš nežinau. Taip kažkaip smagiai. Ir kur čia sėdim. tas vaisingums? Nu va, apšnekėm regitros korupcinį biznį, kaip jie daro biznį mūsų sąskaitą, Nu. mūsų vaikų, anūkų sąskaitą. Jo. Nu, tai dabar yra hebrytė dar viena rimtesnė, dar lovys yra vienas rimtesnis, bet tai tik Vilniui ten. O jis čia veikia. jau įdomu. Yra tokia kontora Vilniaus savivaldybės GO Vilnius. Ten direktorė uždirb gal 2 kartus daugiau negu mūsų Nausėda. Oba. Nes, Nu kaip, Normaliai. nesupratau, tai kaip taip aukštas ir gražus stilius. Nusipigina paprasčiausiai. Nu, sakai, būsiu prezidentu, bet popigėja. Nu, bent žodžiu, jam užten garbės. Tai tas Pinigų nereikia. GO Vilnius reiškia, tur kiek čia 66 darbuotojus, jis rūpinas Vilniaus įvaizdžių pristatymų jo užsienį. Supranti, ten, reiškia, dabar jie kreipiasi tautą. Kas turit pasiūlymų, kaip vėl pozicionuoti, čia toks mandras žodis yra, kaip pristatinėta Vilnių. Gal ką žinot, parašykit mum. Tai tie šiam 6 jau nebežino. Tie 66, jie atlyginimą gauna. Jie vaikšto po Vilnių, kur Vilnius. Nu, Ne, va, Čia vienas va. toks Jie pasiūlymas dabar, vaikščioja. ta direktorė sako, Už Šiaulius. paklausykit, kaip, šnek, žinokit, kaip, Ir garsiau skam, negu šiam 6, kai vaikšto. šnek, žinokit, kaip aš pacituosiu, žinai, va ta direktorė, kuri gauna ten 2 kartus daugiau negu mūsų prezidentas. Nu. Reiškia, kurdama naują pozicionavimo strategiją, Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros komanda kartu su partneriais šiuo metu vykdo giluminius pokalbius. Suprantate? Jie kalbas, giluminius pokalbius. Giluminis A pokalbis. labai giliai ten paprašot, ar taip sakot, parobraukit tik paviršium. Ne, čia jau giluminius, jau čia giliai. Bet už tokį atlyginimą, Nu tai faktas, kai jau turi giliai. jau reikia giliai daryti. Tai paviršutiniškai. Reikia giliai kalbėtis. Tai paviršutiniškai, Nu tai jo, nieks tau tiek nemokės. Užtat, matai, Mitolui nepatinktas, žinai, surūktas subinis. Jam patinka tokias. Bet tu man pasakyk, ką
ką reikia tiek, o vien Vilnių pozicionuoti šiam 6 žmonėms. Nu, supranti, Zita, jau buvo jie paskelbę apie Vilnius G taškas pasaulio ar Europos. Ne, gal jie, žinai, čia 6 yra kaip statistai, žinai, fotografus, ta prasme, kur ten, žinai, žmonių padaro figūras. Kokie statistai tau? Aš galėčiau dirbti statistų tokią algą gauti. Kitų žmonių jų darbs yra gauti atlyginimą. O jeigu tie 66 žmonės, pavyzdžiui, irgi pozuoji klipam, pavyzdžiui, nuolatiniam, plakatam kokiem. Kur ten, žinai, buvo O taškas, ne, ten Vilnius, ne, G taškas. Nu, G taškas buvo. Nu, tai tu įsivaizduok, tai jeigu nuolatinis aktas ten turi vykti ir turi tas G taškas. Jis ieškai to tašką, ieškai. Ja, nu, tai pavargs, žinai, pasikeis. Bet Zita, va, pažiūrėjau, stebės. Tarpusavį gal šnekas sako, nu, kada tau į darbą? Nu, tai kas 3 parą, žinai. Tada ilsiuosi. Ateik paieškosi. Girdė. Zita stebi, 66 darbuotojai, kurie neaišku, ką veikia. Nu, man tai bet aš tai neaišku. sakau labai mažai, tu įdarbink savo meilužę, seseris, žmonas, brolius, ten supranti, tai čia jau jie pasitaupė, žinau. Nu, palauk. O jeigu, pavyzdžiui, vienturtis esi? Nesvarbu, vis tiek pasitaupė. Vis tiek čiocė, tai turi kokią. Žmona, čiocė, baba turi gal kokią nors. Aš žinot, ir ten tų 66, reiškia... Ne, žinok, Arūnai, aš tavį nutrauksiu. Jeigu aš ateičiau, žinai... Gali nutraukti. Tai, kai sakant, šiam 6 vietų būtų per mažai. Nes aš turiu daug brolių, sesių, o jeigu da ten kitas giminaitas pradėsi skaičiuoti, žinok, kokį 150 reikės. Nu, tai aš tą ir sakau, nu, jie pasitaupė. Jie pasitaupė. Bet užtat, kaip jūs pristatytumėt Vilnių tada, vaikėlį. Ir suprantat... Glaudžiai per giminystės ryšius. Vat, sakom, nepavydėkit, bet, va, pavyzdžiui, birželio mėnesį, kovo, kada, per Kalėdas jie, vat, kaip tik praeitų metų, vidutinis atlyginimas tų 66 buvo, atspėkit kiek. 6200 ten 500. Lapkritį praeitą. Nu, ta prasme, per Kalėdas. Nu, vėl žodžiu, esmė ta, kad per Kalėdas. Šiaip vidutinis atlyginimas yra netoli 4000, bet dar matyti premijas išsimokė. Nu, už gerą pozicionavimą. Saka, gerai ieškojo mes, čia G tašką, ko čia mums neišsimokėti? Tai aišku. Tai taip, apie Vilnių sužinoja dar platesnė masė žmonių. Kaip normaliai vidutinis atlyginimas valdiškui kontorėliai 6200 su beveik 300. Nu jo. Ką nu jo? Susimašiau apie Vilnių. Vilnių, žinokit. Nu, Vilnius kaip Vilnius. Aš tai, kai saka, susimašiau apie tą kontorėlę. Gal dar reikėtų šiam 7 etatą? Nu, tu gerai pagalvok, neturi tu nei ten kažkokių... Kad ir ant pusės etato, nuotolių. Ir už pusę, tink ir už pusę dar. Nuotolių, iš Šiaulių. 3,5, nu tai tink irgi dar. Pirma, tu turi pozicionuotis, pavyzdžiui, kažkaip. Nu, aš giluminį irgi galiu paieškoti, žinok, labai. Kokia tavo pozicija? Giluminį pokalbį atlikti. Taip, aš tą giluminį pokalbį galėčiau atlikti. Giluminį pokalbį. Nu va, tai taip reikia ir skelbimą parašyti ant CV. Atlieku giluminius pokalbius. Neatlieku, vykdau. Klusniai vykdau. Vykdau ar atlieku, nu koks skirtumas. Nu jo, giluminius pokalbius. Nu va, tai... Su didelė auditorija. O mes dar sakom, gynyba. Kokia gynyba? Nu važiuokite į Vilnių. Aš, pavyzdžiui, man niekaip ne... Va, buvo valdžioj patriotai, kurie marškinėlius priešo, žinai. Mes kariausim su Baltarusija, Rusija, mes kariaujam čia. Iš viso su rusicizmu. A kaip taip nutika? Nu, tai kaip saka, iš vis jau Rusiją išbraukim, kai iš vis nėra jos tokios. Kultūros jokios nieka. A kaip taip nutika, kad vat, per tą visą laikotarpį vien rusų kalba Vilniaus centre. Į dabar kaip smarkiai. Tai palauk. Tai Šiauliuose, aš į miestą šventę išėjau, toks jausmas, kad aš kažkur Rusijoje esu išėjus į miestą šventę. Smolenske vaikštai. Aplinkui vien tik rusakalbiai. Kiek girdžiu, nuo vaikų iki suaugusių rusų kalbą. Tai va čia Go Vilnius. Pozicionuoji, tik tai ne į tą pusę. Pasakė, ieškokit G tašką Vilniui ir sulėkė visi iš rytų. Nes labai norėjai tą G tašką rasti. Nu gal vėjas į tą pusę pūtė. Saka, Vilnietės ten gražias, atvažiuosim ieškoti G tašką. Visas pozicionavimas, visas. Nu, ką? Einam Koldūnu. 97 ir 8 FM.
Čia Šiaulių radijas. RS2. RS2. Kartais liūdniems. Nu, kažkaip Vilnių šiandien mum ant liežuvę galo, ne? Nu, Tai, kažkaip žinokit, jau. Vilniui vaikšta humanoids jau viens kažkoks. Ai, tai čia mum nenaujiena. Nu, Čia pas ta mus, prasme, I'll be back. nu, tas albudek ten, žinok, jo, vaikšta humanoids, sakė, vieni žegnojas Vilniečiai, kiti sveikinas, treti ten prašo A pas pasimatymą. mumis mojuoj. O pas mus mes, pavyzdžiui, Vilnių aplenkėm 14 metų, nes pas mus humanoids vaikšta jau konkrečiai nuo 2011. Nu Taip, taip, nieks ir negali. dabar visą laiką mojuoj. Tik visi vengia, reiškia, įvardinti normaliai. Nu. Kai užprogramuots vaikšta humanoids po Šiaulius į nieką. Nu Aš gerai. galvoju, kad šitą turiu omeny, kur ten, žinai, salduviai tas mėlyns stovėjo. Tas mėlyns kažkur dinga. Nežinau, vėjus nupūtė. Nulipai dabar vaikšto už Šiaulius. Ten buvo tėvelis humanoido. Nu, bet to dinga, ne, bet kainavo turbūt gerai. Nu, Tai ja. Nu, jeigu būtų bevertis, nebūtų Šiais dingas. laikais, žinai, polisterens ir dažai kiek kainuoja. Tai ne šiaip savo. 100 štukių paėmė jaučiu. Tai taip. Už meną. Nu, gerai. Dabar einam prie lytinių temų. Einam, aišku. Elitinių. Va, Latvijos parlamentas traukėsi iš Stambulo konvencijos, taip O nubalsavo. mes taip ir nespėjom nueiti tenai. O mes dar Jėzus. nespėjom, bet mūsų premjerė sako, o mes vat, nieko prieš įstoti tą Įstoti, ne? Stambulo konvenciją. Nu taip, vietą atlaisvėję galim dabar jau užimti. Nu, vieną atsilaisvino. Tai Latvija, nu. Nu, Vietai Latvijai. nu, pabūsim dabar. Nu, kažkam pabalti ir frontą laikyti. Ne, aišku. nu reikia irgi patirti kažką naują. Nu tai jau dabar, žinai, Latvija jau patyrė, pasitraukė. Mes tai dabar užimsim tą vietą, pažiūrėsim, nu tai... Man ta Stambulo konvencija išskyrus ten vieną vietą, tai, nu, kokia ten tokia, žinai, bet ten, kur kalba apie daug ten tų socialinių kažkokių lyčių, man, žinok, jau kažkaip aš nebepaneriu tiek. Nu, aš, kai saka, tiek neišgeriu, ką suprasti. Tai va, turbūt Latvijai nieko nesuprato, sako, einam lauk. Einam, Jie pabuvo kokius 5, kiek ten metų, sako, vis tiek nieko nesupratom. Nu. Bet jie išeina iš tikrųjų, jeigu taip, kad, nu, skatint tokius negerus dalykus čia, žodžiu, vaikam. Vaikam. Nu jo. Gadin moteris, va. Nu, tai yra dar viena, va, tai apie Vilnių, žinai, reiškia, yra Nu, šiandien Vilnius aktualus mums labai. Skenorama toks, nu, ten kino festivalis, kas ten, ne? Jo, taip, kino Kas ten? festivalis. Nu, ten yra tokia direktorė, kuri čia kultūrininkė, protestuotoja aktyviai, ten Nausėda irgi akis draskė, žinai. Jinai tai pasakė, vengti spragėsių kino salėse raginantis Skanoramos įkūrėją. Kine čia apsėti negalima. Nu, žinok, Tai aš jo. sutinku su ją, nes jeigu aš atsisėdu žiūrėti filmą ir šalia triaukšt, Nu, kaip per nervus eina. Vienu žodžiu, Į Ne, pėda. jinai nesakė triukšėti, jinai sakė čia apsėti. Čia Nu, čia apsėti, nu bet tai į- čia tie iš čia nu, apsėmis bet traukims. sakau, į teatrą tai nesinešam tų Nu, kukurūzų. kukurūzų tai pragėsiu. teatras yra, žinai, bet kinė, nu vis tiek pavalgyti noris. Nu tai Per daug- neškitės kebabus. Rimtai Nu. Nu tai, bet, girdi, ateini į kiną, kins trunk ten 2 valandas. Nu, į toks peralkės jau vasi, kad Aha, tiesiog aišku. tų 2 valandų niekaip Žinau, neištensi. kaip gerai ta Coca-Cola, tai Nu, Coca-Cola tiek tu jau Ne, gerk. aš manau, kad nervai neišlaikė tai įkūrėjais Skanoramos, nes tik Vilnių šviesas užges ir prasideda kino salėje čepsėjims. Nu tai taip, jeigu aš nepernešu to čia apsėjimai, tada man aplinkui čia. tada. O noriu ramiai filmą pažiūrėti, susikaupus. Nu, va. man tik dabar dašuta, kad... Nu, va, būtent. Zitai dar nedašuda. Visi tai nedaro. Vis tiek jinai spragėsius Nu, galvoja. matai, moteris amžiai jau nebelaika nervai, jau, žinai, sako, baikit, blemba, aš nebegaliu čia. Nu va, dar skaitau, žinokit, ir Šiauliai čia irgi pirmauja. Nu, Tie nu. mokyklose ten kūriami tie lyčiai neutralūs tualetai.
Oi, Bendri, ta prasme. oi. Bendri, nu, ta prasme. Nu, iš kitos pusės, nu, tai žymiai paprasčiau. Bet Vieną to jie- rengia visiems tai. Mačiau tokį reklaminę, čia finansuoja iš Vilniaus, reiškia, aš taip suprantu, nes yra neformaliojo ugdymo agentūra, Nu. kuri patarė mokyklomis įrengti tuos neutralius tualetus. Neformalus ugdymas. Nu, tualetai. čia vat yra, vat, nu, apie ką labai, ir kalba. labai, labai čia tikrai neformaliai Tu jau Zita, ugdo. žinok, pasiklausyk reportažą, paskaityk, žinok, internete, ten, žinok, nugriusi į negyvą, nes čia skatina Nu, aš tą tvarumą. pagyventi noriu. Tie bendri tulikai skatina tvarumą kažkokį, kokį tvarumą, aš nepagavau kam. Ne, aš suprantu, kad skatint tvarumą. Taip, nereikia tau įrenginėti 2 tualetų. Įrengiai vieną. Vis tiek vietų tai turi būti. Nu tai kas nes- vietų, nu tai taip, atskirų patalpų neįrenginiai, va vieną patalpą įrengiai, 5 tulikai ir viskas. Šiauliuose vieną pragimnaziją irgi užkibant to kabliuką, žinai, direktorius pragimnazijos aiškint, žinai. Sako, nu kaip čia gerai, ten iš tikrųjų atremontuoti tulikai blizg, žinai. Ta Nu, tai prasme. taip, nu jeigu naujai, tai Žinai, aišku. ir kaip gerai sako, nu jo, bet sako, žinot, kasmet vis daugiau progimnazijos moksleivių, jie neapsisprendžia, kokios jie lyties yra. Nu, Tai čia tvarums per kurią vietą? Nu, vat per tą, nu, ta prasme, jie vis daugiau mokinių nežino, jie berniukai, jie mergaitės yra, bet čia kalba yra apie kokius 14 mečius, nes čia parūgai. Nu. Aš tai taip sakau, vaikai, Nu jūs jeigu peikite. jūs nežinot, ar jūs berniuks ar mergaitė, Pažiūrėkite veidrodį. jo, atsistokit prie veidrodžio, nusileiskit kelnytės. Jeigu bus pimpiuks, žinokit, čia yra berniuks tu esi. Jeigu ten bus brūkšniuks, žinokit, tu esi mergaitė. Ir viskas aišku. Bet nu. žinai ką, va, aš tai dabar pagalvojau, pas mane namuose senai tvarums tas jau įvesti yra. Ta prasme. Ta prasme. Vien stuliks Vien stuliks Tai mes jau seniai čia tvariai gyvenam, ne? Nu, labai senai, aš, o jau. Tie mokyklos pedagogam ir vadovam, kurie užkimbant to kablę, žinai, kad reiktų. Nu, yra pasaulyje tie neutralūs, bet nebūtinai mokyklose tiem vaikam krūšt smegenį, žinai. Ja. Tai jūs, mokyklos direktorių, tu irgi eiki tą tuliką. Kad nebūtų mokytojų tualetą, pavyzdžiui, ten, nu, Jo, ta prasme, atskirą, direktoriaus taip, tualetą. taip, Jūs taip. eikite į vieną tualetą visoji progimnazijai. Nes tada Taip, ir bus tikrai tvarums. Tai Nes taip, va čia bus tvarums, lyčių lygybė, Ne, tada žinai, koks bus tvarums, giluminis. giluminis. Ir nebus jokios diskriminacijos pagal amžių nebus, nu, ta prasme, kur vaikai... Pagal profesiją? Nu, pagal profesiją, pagal įsitikinimus. Visi eis į vieną skylę daryti. O čia tai yra jėga. O, už giluminiai tvarius pokalbis. Nu, čia Gau Vilnius jau. Vykdome giluminius pokalbius. Šiandien mes irgi gilokai pašnekėjome. Einam giluminių tų koldūnų. koldūnų. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas visiems mąstantiems.